Jau beveik 2 mėnesiai Nacionalinis operos ir baleto teatras užvėręs duris vasaros atostogoms, kurių metu rekonstruojama scena. Suplanuota pakeisti visą scenos įrangą, viską, kas kilnojasi ir yra matoma žiūrovų. Šiuo metu darbai yra įpusėję ir anot darbų vykdytojo vyksta sklandžiai ir pagal planą. Jau sumontuotos metalo konstrukcijos, dabar montuojama valdymo sistema, o iki rugsėjo pabaigos beliks sudėti grindis ir sujungti valdymo sistemą. Tuomet nauja scena suteiks spektaklių statytojams naujas galimybės fantazijoms įgyvendinti. Scena bus atitinkanti šiuolaikinių saugumo reikalavimus, bus tylesnė, greitesnė ir mes tikimės, kad galėsim prisikviesti kokį įnoringesnį statytoją. Scenoje ketinama įmontuoti vadinamosius dingimo liukus. Įrengus nuotolinio valdymo pultus, dekoracijų per spektaklius nebereikės stumdyti darbininkams. Jau daugiau nei 30 metų nuo teatro pastatymo mechanizmai nebuvo keisti. Pabaigus scenos rekonstrukciją, statybas Nacionalinėme operos ir baleto teatre žadama pratęsti. Kitais metais esant Europos kultūros sostinės programai nebus ilgo renovacijos laikotarpio. Vėliau vėl bus vykdomi tam tikri scenos atnaujinimo darbai. Planuojama ir priestato statyba, mat teatrui reikalinga apie 1500 kvadratinių metrų ploto repeticijų salė. Visus darbus ketinama baigti 2012 metais. 5 kanalo žinioms Magerta Paužaitė ir Česlovas Šukaitis.